Tai reportažas iš kelio 2231 numeris Idrėnai Šalpėnai. Tai senas keliukas, kuris buvo Šalpėnuose iki pat jo ribos. Iki Idrėnų liko 7 kilometrai. Nuo šitos vietos, nuo šito ženklo, štai prieš porą metų padaryta grandiozinė rekonstrukcija, pakeisti pagrindai, išpiltas prabangus 900 metrų kelias, kainavęs didelius pinigus. Pilnas aksesuarų. Taip, kaip turi atrodyti kelias, viskas tvarkoja. Bet likusi kelio dalis iki Idrėnų taip ir liko nesutvarkyta, apleista, pamiršta. Lyg ten gyvena kiti žmonės, gal ne mūsų piliečiai Lietuvos, arba kantresni negu šalpėniškiai. Tai matoma, 900 metrų kelio padaryta, o toliau žadėjo sekančiais, dar sekančiais metais. Laikas bėga, o darbų nesimato ir nesigirdi. Ir štai va 900 metrų baigėsi ir baigėsi gėris. Stotelė autobusų ir prasideda gūdus kelias, kuris greideriuojamas, vargsta žmonės, bet žiūrėkit, kas čia daryta. Šiemet buvo kelkraščiai nubraukti, iš jų bandytas iškrapštyti žvyras ant kelio. Buvo bekelė, purvynai. Dabar va, yra įgriuvos, kurių greideris neužtaiso. Tam reikia jau, kaip sakoma, rimtesnių investicijų. O štai matot, va, yra įgriuva. Stambioji technika įvažiuoja ir pralaužė tas buvusius pagrindus. Griovys ir matosi ratai. Įvažiavo pienovežis ar miškovežis ir čia yra vandenį didžiulį duobė. Sekanti įgriuva. Irgi tas pats, kelias pralūžęs. Važiuoti neeina. Džiaugiamės keliu, toliau. Po lietaus duobės. Lygiai prieš savaitę čia buvo greideriuota. Palijo lietus ir viskas baigėsi. Gaila technikos, gaila žmonių darbo. Aukštesnės vietos dar pakenčiamos, geros, čia ūkininkas gyvena. Ir štai prie jo vėl prasideda kelias išsimalęs, grioviai. Čia įgriuvos. 1, 2, 3. Žiūrėjom toliau. Tuo keliu važiuoja kemperiai. Važiuoja užsieniečiai, vokiečiai, važiuoja į Mizgirių stovyklavietę, kempingą. Ir kaip jie keikia šitą kelią, kadangi jų technikai tokia, pusė kelio po vandeniu, pusė kelio kažkur tai. Prikabinami nameliai ar kemperiai yra jautrus tokiam dalykam. Lietuvių kemperiai nevažiuoja, nes jeigu nuomojamas kemperis, tai yra skaitomas kaip draudiminis įvykis, kaip auto įvykis. Jeigu važiuoji po tokius makalynus ir laužai techniką. Kaip tada daryti verslą? Investavau 20 metų, kad sukurti
turizmo verslą, gamtos turizmo verslą. Tai yra unikali Žemaitijos gamta, išsaugotas buveinės. Daug raudonosios knygos rūšių čia gyvena. Čia miškininkai drožia miškus, irgi va, tuoj technika atvažiuos, sunkioji. Šitas kelias viską turi atlaikyti. Vienos atkarpos yra papilamos dulkių surišimo skysčių ten to. Kitos ne. Tai yra dulkių debesis. Prasilenkus su didžiąja mašina yra pavojinga, nes nesimato nieko. Krūmai pakeliese. Matomumas nekoks. Tai vėl įgriuvos. Kelią, kada bevažiuosi, visą laiką reikia važiuoti į plovyklą. Arba nuo purvo apsitaškęs, arba nuo dulkių apsiklijavęs. Tad kaip poilsiautojams atvykstantiems šiandien paaiškinti, kad tai yra natūralu, tai yra mūsų įprastas gyvenimo būdas. Išsimurzioti ir gyventi taip, kaip gyvenome kažkada. Šiuolaikiniai automobiliai, elektromobiliai, va šitokių dalykų, jiem netinka. Tiesiog elektronika greitai reaguoja į tas vibracijas, į dulkes. Žmonės vengia. Vieną kartą atvažiavę, daugiau nebegrįžta. Šitą atkarpą rekonstruota. Prieš metus, pusantrų šiandien buvo išplautas visiškai šitas kelias, galis nunešė kelio atkarpą ir čia buvo įkritęs automobilis. Ryte važiuodamas. Artėjom prie Judrėnus, tai paskutiniai 900 metrų, kurie yra patys baisiausi. Jau intensyvaus naudojimo ir tai yra vėlgi prie pat Judrėnus. Čia dantis galima išsikratyti iš. Stebino dar vienas dalykas, vyksta kažkokie tai darbai asfalto pačioj pradžioj. Dabar greitis pas mane yra 27 km/h ir šičia ruošiamas įrengti greičio mažinimo kalnelis. Ar čia viskas ok? Ar čia viskas gerai?